Gerbiami atominės elektrinės darbuotojai, gerbiami profsąjungos nariai, sveiki. Šiandien noriu pasakyti aktualią informaciją, kuri matyt rūpi visiems darbuotojams. Kalbam šiandien apie planuojamus struktūrinius pakeitimus įmonėje. Tai iš karto noriu pasakyti, kad pakeitimų sąlygose mes gyvenam turbūt jau 25 metus, kad čia ne pirmas organizacinės struktūros pakeitimas. Iš karto galiu pasakyti, kad pranešiu tik tiek, kiek leidžia besilaikant konfidencialumo, kaip paprašė mūsų darbdavys. Manau, kad tame yra racionalumo, tam, kad būtų konstruktyvios dėrybos. Reikia, kad žmonės jaustųsi saugiai, atliktų ramiai savo funkcijas. Tai todėl pasakysiu tiek, kiek galiu pasakyti. Taigi, kiek žinote, įvyko 2 konsultacijų posėdžiai su profesinė sąjunga. Mes pagal mūsų susitarimus, kadangi po pirmo posėdžio kilo papildomų klausimų, pilna apimtimi buvo gauta informacija, atsakymai mūsų klausimus. Tai todėl mes užklausėm papildomai informacijos ir šiandien pateikėm jau pagal darbdavio pakoreguotą informaciją. Tai čia dar kartą mums visiems priminimas, kad dokumentus visgi naudinga skaityti. Ir kad mes pateiktume savo pasiūlymus, kurie užtikrintų darbuotojo kiekvieno iš jūsų socialinės garantijas, kad tai tikrai būtų konstruktyvūs pasiūlymai. Tai mes šiandien tokį planą pateikėm. 17 dieną, Liepos 17 numatytas sekantis posėdis ir mes tikimės konstruktyvaus dialogo su darbdaviu, kad bus rimtai pažiūrėta į mūsų pasiūlymus ir mūsų klausimus. Ir kodėl tai labai svarbu, kad kartais mums priekaištaujame, kad ar ne per daug informacijos mes prašom. Aš manau, kad per mažai mes prašom tos informacijos, mes neprašom kažkokios asmeninės, konfidencialios informacijos, tačiau vis tiek laikomės pagal darbdavio prašymo, kad kuo mažiau viešinti tos informacijos, nors viskam savo laikas, nesakyk niekada. Tai bet negaunant papildomai arba pakankamai informacijos, arba jeigu kyla neaiškumų, abejonių, tai mes pagal darbo kodeksą, pagal kolektyvinę sutartį kreipiamės į kitas suinteresuotas institucijas konsultacijų metu. O kalbant apie mūsų atominę elektrinę, šių institucijų tikrai yra ne viena. Ir mes kreipiamės papildomos nuomonės pagal jų kompetenciją. Manau, kad tai į naudą tiek darbuotojams, tiek įmonėm, profsąjungai taip pat. Galų gale visą tai nukreipta į tai, kad pasiekti bendro, ko labiau subalansuoto sprendimo, iš kurio išloš visi. Tikimės, kad darbdavys tai irgi supranta. Vakar, pavyzdžiui, mes buvom susitikę su Europos komisijos atstovais. Tai ne pirmas susitikimas ir Europos komisijos atstovai pabrėžė, kad norėtų, kad tokie susitikimai vyktų reguliariai. Mes jau susitarėme dėl sekančio susitikimo. Žinoma, kalbėjom ir apie aktualijos atominėje elektrinėje organizacinės struktūros pakeitimo rakursų. Tai Europos komisijos atstovai mus patikino, kad dėl pakeitimų organizacinės struktūros tai yra išimtinai mūsų įmonės vadovybės iniciatyva. Tai mūsų, aišku, pagrindinis noras, tikslas,
kad eilinis šis pakeitimas būtų nukreiptas ir tikrai prisidėtų prie įmonės efektyvumo, prie darbuotojų gerovės, kad būtų užtikrintos socialinės garantijos, stabilumas ir saugumas. Dar norėčiau pabrėžti, kad ši vasara tikrai karšta. Šiai dienai tai vyksta trejos konsultacijos. Dar konsultuojame su darbdaviu dėl konfidencialios informacijos valdymo taisyklių ir dėl darbo tvarkos taisyklių. Ar reikėtų vienu metu daryti konsultacijas iš karto dėl 3 tokių svarbių dokumentų? Labai abejoju, mes taip tikrai nedarytume. Tačiau darbdavio pasirinkimas, mūsų yra atsakomybė atstovauti darbuotojus, mes tą darom. Dėl darbo tvarkos taisyklių norėčiau pabrėžti, kad tai dokumentas, kuris pagal kolektyvinę sutartį, tai yra siekiamybė suderinti tarpusavį. Tai svarbus dokumentas kiekvienam darbuotojui, todėl čia kiekvienas žingsnis, kiekvienas punktas yra svarbus. Mes pateikėm savo pasiūlymus ir pastabas. Reikia pripažinti, kad darbdavys dalį jų atsižvelgė. Būtų sunku neatsižvelgti. Manome, kad ten toksai buvo daugiau ne pagal taisyklės, kai kurie punktai, o pagal supratimą apie taisyklės. Tai žinoma, tai keistina. Ir darbdavys, turėdamas pakankamai teisinės kompetencijos, tai pataisė. Tačiau liko ir punktai, kurie mūsų manymų pernelyg sugriežtina, nepakankamai motyvuotai sugriežtina darbuotojams sąlygas. Pavyzdžiui, nepaslaptys, tai yra siekis nustatyti nulinę toleranciją. Tai dėl šito tik tai norėčiau pasakyti, kad žinoma, kiekvienas iš mūsų turi savo kažkokį supratimą arba nusistatymą, tačiau manau, kad vadovaujant bet kokiam subjektui, tai asmeniniai nusiteikimai turi būti padėti nuošaly. Galų gale yra žmonių teisės ir yra protingumo prizmė. Tai tikimės, kad visgi šitą dokumentą mums pavyks su darbdaviu suderinti ir rasti subalansuotus sprendimus, formuluotės, kurie be jokios abejonės padės ir įmonei, ir darbuotojams geriau atlikti savo pareigas. Tačiau visgi šiai dienai noriu pakartoti, kad pagrindinė aktualija tai organizacinės struktūros pakeitimas. Kad tai yra itin svarbu, tai byloja ir tai, kad ir darbdaviui tai svarbu, į mūsų gan kuklę profsąjunginę grupę darbdavys be teisininkų grupės pasamdė ir ne pačią pigiausią advokatų kontorą. Nežinau, ko tai bijo darbdavys, manau, kad galėtume susitarti ir mes esame pakankamai lankstus ir konstruktyvūs konsultacijom. Tačiau tai yra darbdavio diskrecija, mes tai galim turėti nuomonę, be abejo, mes tą nuomonę ir turime. Kalbam apie Lietuvos biudžetą lėšas, tai tos lėšos galėtų būti nukreipti, pavyzdžiui, darbuotojų apmokymam, perkvalifikavimam, tos pačios valstybinės kalbos mokymams. Kalbant apie valstybinę kalbą, tai kaip mes ir raginom darbdavį anksčiau, ta aktualija ir išlieka, kad geriausiai laikytis, kaip čia dabar madinga, gerosios valdysenos praktikos, mūsų įmonės gerosios praktikos ir patvirtinti įsakymų, kaip tai buvo daroma daug metų, tai dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos pagal pareigybės ir tai atitiktų pilnai
atitinkamai įstatymui, vyriausybės nutarimui. Mes gavom taip pat išaiškinimus iš 2 institucijų, tai yra Valstybinės darbo inspekcijos ir Valstybinės kalbos inspekcijos. Tai lieka tik tai padėkoti tikrai darbuotojams, kurie įsitraukia, kurie mums padeda ir patarimais, ir klausimais. Tikrai labai dėkojam. Ir pabaigai norėčiau pasakyti, kad mes išgyvenam daug struktūrinių pakeitimų ir buvo daug rimtų. Tačiau šitas pakeitimas yra itin svarbus, kadangi gali turėti ilgalaikių pasekmių ir Ignalinos programos finansavimui, ir mūsų šeimoms ateičiai. Todėl, brangus darbuotojai, mes tikrai labai prašom jūsų, palaikykite dabar profsąjungą, susivienykim ir reikėtų tą laikotarpį atsilaikyti. Jis svarbus. Ir palaikykit profsąjungą savo narystę. Tikrai raginam stoti, kviečiame. Mes savo ruožtu žadam, kaip ir iki šiol darėm, atstovauti jūs principingai, drąsiai ir dėl svarbių dalykų. Tai žinom, kad mūsų prioritetas tai yra mūsų darbuotojai. Ačiū.